Laukia viena greičiausių komandų Eurolygoje, panašiai žaidžia kaip ir Paryžius, tik tai gal daugiau turi teigiamą balansą rungtynėse. Taip pat labai stipriai žaidžia namuose, taip kad žinom, ką žais, kaip žaidžia. Pagrindinis dalykas bus stabdyti jų greitą puolimą, atkovotus kamuolius ir neduoti tritaškių metimų kuo mažiau. Tai nėra tą lengva padaryti, visos komandos tą bando, bet sumažinti tuos skaičius norim. Kaip ir minėjot, Valencija viena geriausių namuose žaidžiančių komandų, kas daro tą keičiantį faktorių lyginant su jų forma išvykose. Ir negalima sakyti, kad labai blogai žaidžia išvykose, tikrai ne, nes rezultatai rodo, bet namuose turbūt dar geriau pataiko, dar greičiau bėga, komandos šiek tiek atvažiuoja po kelionių, gal šiek tiek pavargusius, taip kad, o jų žaidimas visą laiką, ta agresyvus, energija, dar kartą energija, tai čia svarbiausia kažkiek neįsivelti tą jų žaidimą ir kažkiek tai sulėtinti juos. Buvo dabar rinktinių pertrauka, kaip pavyko išnaudoti tą laiką treniruočių procese ir apskritai? Taip, žaidėjai gavo kelias dienas poilsio, po to susirinkom ir sportavom, kas buvo, iš dublerių žaidėjus pasijungėm ir šiandien turėsim tik tai vieną bendrą treniruotę jau visi kartu, kurie keliauja į Valenciją. Tai jie teisingai suprantu, dar tie krepšininkai, kurie padėjo rinktinėms su komanda nestreniravo, ar ne? Tai jie turėjo laisvą dieną, šiandien jie visi kartu bus. Supratau. Ir dar kalbant, buvo planuose, kad Ąžuolas žais tik vienerias rungtynes, gausi dvejos, ar tai kažkaip paveikė tą planuotą procesą, kas liečia poilsį, bendrą darbą? Kažkiek paveikė, bet yra kaip yra, dabar mūsų kaip trenerių darbas yra kažkiek trenerių, fizinio parengimo, daktarų darbas, kažkiek juos to žaidėjus atstatyti, planavom vienaip, išėjo kitaip, bet dabar negalim žiūrėti atgal, turim prie to prisitaikyti ir kažkiek tai susidėlioti viską. Taip pat ką tik buvo paskelbta apie Lauryno Biručio traumą, kaip tai keičia rotacijas ir pačio žaidimo planą? Taip, labai keičia, nes mūsų tikrai svarbus žaidėjas buvo Laurynas, yra svarbus žaidėjas toj didelioj pozicijoj. Taip kad, bet vėlgi, kaip ir sakau, turim prisitaikyti, vienas iškrenta, kitas ateina į tą vietą ir taip, kad mūsų trenerių darbas prisitaikyti prie tokių situacijų ir būti tam pasiruošę. Kažkiek turim reaguoti, netektis yra, bet turim reaguoti. Dar kalbant apie Lauryną, buvo paminėta, kad praleis artėjančias dvejas rungtynes, bet konkretesnio termino nebuvo įvardinta, bet galbūt turit kažkokią projekciją, kiek to poilsio jam plius minus reikia? Čia irgi nežinau, aš čia daugiau klausimas gydytojam, bet tikrai kelias savaitės neturėsim, o po to bus matyti. Supratau. O daugiau visi krepšininkai pasiruošę, ne? Taip.